Jeigu imti taip sąmoningumą, ne, tai sąmoningumas atsiranda tada, kai tu pajungi savo tą suvokimą, kai tu turi individualų savo suvokimą ir tu tada neseki niekieno mintimis, o seki savo, kaip tu nori daryti. Ir va čia yra pats geriausias dalykas, pats laisviausias dalykas. Taip, dabar dar skaitau klausimą, jaučiuosi išsunkta, ne, kada, taip, pas jūs ir taip nėra energijos ir dar jūs jaučiat, kad jūs kažką tai turit padaryti, žodžiu, kažkaip tai suvaidinti tą nuotaiką ir padaryti tą atmosferą kažkokią tai savo tam vyrui. Blin, jūs turit suprasti, jūs negalit kitam žmogui jokios pakelti nuotaikos. Aišku, jūs galite patenkinti jam kažkokį ten poreikį, tuo momentu jam gali palengvėti kažkiek, bet tada aš matau jūs kaip manipuliacinį įrankį tam, kad jam būtų kažkaip tai lengviau dorotis su to gyvenimu. O kai pažina kalba apie jūs, o tai kas jums sukurs tą nuotaiką? Bet visada moteris pagalvokit, kai jūs sekat kažkokiam tai idėjom apie tai, ką moteris turi daryti namuose tam, kad būtų gerai, ne, visiems šeimos nariam, jūs atsakykit savo klausimą, o kas jums daro gerai?